Sveiki sugrįžę po pietų pertraukėlės, jau būtų gerai sugrįžti į vietas. Tai ką, tęsiam pradėtą temą nuo pertraukėlės ir toliau gilinamės, ar ne, kas to bibliotekininko veikloje čia pas mus aktualu. Tai pristatau kolegą Martyną Šukevičių, teisininką. Pakalbėsim apie intelektinę nuosavybę bibliotekininko veikloje. Tai prašom. Sveiki visi dar kartą. Ir daug kalbėjom apie autorių teises. Ar ne, pradėjom kalbėti ir apie pramoninę nuosavybę. Ir kas šitos du dalykus sieja? Tai tiek autorių teisės, tiek pramoninė nuosavybė sudaro tokį didžiulį bendrą intelektinės nuosavybės kompleksą. Ir kadangi bibliotekos, kaip ir kalbėjom, nebėra ta vieta, kur žmonės ateina pasiskolinti knygų, pasiskolinti CD, DVD ir panašiai, tai yra tam tikra kultūrinė terpė, kur kūryba užsiemama. Tai visgi su ta intelektinė nuosavybė plačiaja prasme labai daug patys jūs susidurėt, tiek lankytojai, skaitytojai susiduria ir vis dėlto kaip reikėtų elgtis tam tikrose situacijose. Tai apie ką kalbėsim? Pirmiausia, pakalbėsim, kas vis dėlto yra bendrai ta intelektinė nuosavybė ir kokią intelektinę nuosavybę galima sutikti ar ne bibliotekininko veikloje. Tai kaip kolega Liutauras prieš tai kalbėjo, intelektinė nuosavybė tai yra asmens intelektinės veiklos rezultatas, kuriam taikomas išskirtinės teisės. Yra tokia citata Krego Venterio. Kregas Venteris yra amerikiečių biotechnologas ir verslininkas, vienas pirmųjų mokslininkų, kuris iššifravo žmogaus genomą ir būdamas tiek mokslininkų, tiek verslininkų puikiai suprato intelektinės nuosavybės vertę ir potencialą. Ir ką jis pasakė, kad intelektinė nuosavybė yra vienas iš pagrindinių ekonomikos vystymosi aspektų. Kur mes turim verslą, kur turim ekonomiką, ten turim pinigus ar ne, ir verslo interesą. Tai mes dabar kalbame apie intelektinę nuosavybę ir kalbėsime iš tos daugiau verslo pusės. Iš piniginės pusės. Ir čia tas, kadangi interesas atsiranda, komercinis interesas ir jau reikėtų truputėlį pasižiūrėti, kad neperžengtume tam tikrų ribų ir negautume, kaip pavyzdys, pretenzijų kokį nors ir panašiai. Kaip aš mėgstu sakyti, intelektinė nuosavybė yra visa tai, ką mes galime sugalvoti, išreikšti objektyvę formą, ar ne, ir kas neša naudą. Tai netgi taip žiūrint, ar ne, tos pačios, kalbant apie autorių teises, intelektinė nuosavybė gali būti šokio judesys kažkoks. Mes išreiškiam objektyvią formą, tai yra sukurtas kažkoks šokio judesys, o dažniausiai pasitaikantis intelektinės nuosavybės objektai yra autorių teisės, ar ne, ir pramoninė nuosavybė. Pramoninė nuosavybė yra skirstoma į tokius mažesnius šiek tiek blokus. Tai yra pramoninis dizainas, prekių ženklai, išradimai, gamybos paslaptis, domenai, interneto adresai, juridinių asmenų pavadinimai ir panašiai. Autorių teisės, kaip ir kalbėjom, tai yra literatūros, meno ir mokslo kūriniai. Nežinoma, yra gretutinės teisės ir taip vadinamos sui generis teisės į duomenų bazės. Tai yra įvairūs atlikėjų atlikimas, fonogramos, transliacijos, ir kitos teisės, kurios kyla iš intelektinės nuosavybės teisių, kadangi apskritai intelektinės nuosavybės teisė yra tokia dinamiška, inovatyvi ir pristaikanti prie naujovių. Atsiranda kažkokia naujovė, ar ne, ir kažkaip ir įsivysto kažkokia nauja teisė. Ir iš tikrųjų galvojau, kas iš pramoninės nuosavybės, nes autorių teisių aš neliesiu, neminėsiu, kadangi nemažai apie jas kalbėjom šiandien ir vėliau kalbėsim. Ir vis dėlto iš pramoninės nuosavybės teisių kas dažniausiai sutinkama. Tai būtų prekių ženklai ir dizainai. Tai yra tokie kartais nepelnytai užmiršti intelektinės nuosavybės objektai.
bet jie pakankamai dažnai pasitaikantis ir nešantis didžiulę vertę. Dėl to su jais reikėtų elgtis pakankamai atsargiai. Taip, tai prekių ženklas. Ar žinot, kas yra prekių ženklas? Kaip manot? Kaip sakėt? Gali būti logotipas, taip. Šiaip prekių ženklas, tokia, atsiverstumėt intelektinės nusavybės vadovėlį, rastumėt tokį apibrėžimą, kad prekių ženklas yra bet koks žymuo, kurio pagrindinė paskirtis yra atskirti vieno asmens prekes ir paslaugas nuo kito asmens prekių ir paslaugų. Keli raktiniai žodžiai, tai yra bet koks žymuo, tai vadinasi, tai ne tik logotipas, ne tik žodžiai, tai gali būti garsas, gali būti kvapas, gali būti spalva ir taip toliau ir taip toliau. Pagrindinė paskirtis – atskirti vieno asmens prekes ir paslaugas nuo kito asmens prekių ir paslaugų. Vadinasi, čia eliminuojam vien tik tą estetinį vaizdą. Ar ne? Prekių ženklas nebūtinai turi būti gražus, tai yra labai subjektyvu. Svarbiausia yra, kad prekių ženklų žymimą prekę mes galėtume atskirti, ar ne, nuo kito asmens prekių ženklų žymimos prekės. Ir čia, tarkim, kas su literatūra susiję, ar ne, Hario Poterio, vienas žymiausių literatūrinių prekių ženklų, Haris Poteris. Jis yra saugomas, jis yra registruotas ir iš esmės taikomas jam tam tikros išimtinės teisės. Ir kalbant apie įdomesnius prekių ženklus, su kuriais galite susidurti, tai pavyzdžiui, jeigu yra Žvaigždžių karų fanų, ar ne, tai Dartas Veideris, vienas iš blogiečių Star Warsų, jo kvėpavimo garsas yra garsinis prekių ženklas ir jis yra saugomas. Kas labai dabar populiaru, ar ne, tai yra Barbė. Tai Barbės rožinė spalva, tai vadinama Barbie Pink, yra registruota kaip prekių ženklas ir saugoma kompanijos Mattel. Spalvinių prekių ženklų yra ir daugiau įvairių. Toblerone šokoladas, tai ta pakuotė, ta prizmė, ar ne, jinai yra 3D arba erdvinis prekių ženklas ir jis yra saugomas. Iš tokių įdomesnių erdvinių prekių ženklų yra Lego detalė, pavyzdžiui, Lego žmogeliukas, tai yra pirmieji prekių ženklai vaizdiniai užregistruoti ES 96 metais. Ir galima surasti labai daug įdomesnių prekių ženklų, tarkim, yra kvapas kaip prekių ženklas, tai iš tokių įdomių tai yra Hasbro plastelinas, jis turi tokį specifinį kvapą. Tai va tas kvapas pats yra saugomas kaip prekių ženklas. Taip pat viena Amerikos kompanija yra registravusi kaip prekių ženklą ką tik nupjautos žolės kvapą ir juo žymi golfo kamuoliukus. Taigi, dar iš judesio, ar ne, prekių ženklų, tai Jameso Bondo sena žymioji, tai yra judesio prekių ženklas. Kiti žymus literatūriniai prekių ženklai, turbūt bus žinomi, tai yra The Girl with the Dragon Tattoo, mergina su drakono tatuiruote, Sherlockas Holmesas, Dr. Seuss, Eat, Pray, Love ir panašiai. Dabar, kodėl aš miniu šitos prekių ženklus jums? Jau minėjo pavyzdį, kai nufotografavo plakatą, kasa parduotuvės, ten kažkokie šokoladukai gulėjo ir gavo pretenziją. Tai jums, kuriant kažkokį plakatą savo veikloje, kuriant maketus įvairius, ir jeigu juos paleisite į komerciją, yra galimybė, kad gausite protestą, ar ne, gausite pretenziją. Taip yra buvę, vienas iš Lietuvoje buvusių atvejų, kai viena mokykla, gimnazija, sugalvojo užregistruoti savo logotipą kaip prekių ženklą. Ir gavo pretenziją, kadangi pats tas logotipas buvo pakankamai panašus, klaidančiai panašus į vienos įmonės logotipą, kuri užsiėmė būtent mokymo paslaugom. Kalbėtume, kokia čia komercija mokykla, bet vis dėlto tas paviešinimas, ar ne, gali būti laikomas kaip komercija. Kaip geriausia yra pasižiūrėti, kas mums aktualu Lietuvoje, tai yra 2 registrai. Tai yra Lietuvos Respublikos prekių ženklų registras Valstybinio patentų biuro puslapyje ir ES prekių ženklų registras. Tiesiog įvedus raktinius žodžius galima pasitikrinti, ar konkretus žodis yra saugomas kaip prekių ženklas. Ir pats prekių ženklas, jo apsauga, kaip minėjau, tai gali būti, tarkim, tik Lietuvoje.
kur yra registruojama valstybiniam patentų biure, ES intelektinės nuosavybės tarnyboje, tai yra ES prekių ženklas, ir galima tarptautinį prekių ženklą. Tai visų pirma, mes pasižiūrim, ar konkretus ženklas yra saugomas, ar jis yra registruotas, nes tik registruotam prekių ženklui galioja apsauga. Toliau yra apsaugos teritorialumas, vienas iš intelektinės nuosavybės, pramoninės nuosavybės principų, tai yra apsauga galioja tik tai ten, kur mes registruojame. Ir apsauga galioja tik tom prekiam ir paslaugom, kuriam registruojame. Ir dabar papasakosiu. Turbūt neiškilo klausimas, va ta rožinė barbės. Tai dabar negi aš negaliu su rožinė ta barbės spalva apsirengti ar kažko daryti. Tikrai ne. Ir va pavyzdys, matom McDonald'o logotipą. Čia yra iš ES prekių ženklų registro ištraukta. Ir tam tikrų prekių ir paslaugų apsauga. Ir matom tokius skaičiukus 25, 28, 29 ir panašiai. Tai yra tarptautinė Nicos klasifikacija prekių ir paslaugų. Ir šitas ženklas saugomas tik tai tam tikrom prekiam ir paslaugom. Tai yra drabužiam, galvos apdangalam, avaliniai, žaidimam ir žaislam, maistui iš mėsos, kiaulienų, žuvies, paukštienos produktų ir taip toliau. Lygiai taip pat su kitais prekių ženklais. Konkretus prekių ženklas yra saugomas tik tai tam tikroje siauroje srityje. Vadinasi, jeigu jūs savo veikloje paimsite kokį drabužių prekių ženklą H&M, ir jį uždėsite ant kažkokios brošiūros ir panašiai, ir tai nebus susijęs su drabužiais, teoriškai tai nebus pažeidimas. Bet jeigu jūs uždėsite, tarkim, kokios leidyklos yra Penguin, pavyzdžiui, leidykla ar ne, ir vidutinis vartotojas, skaitytojas, tai galės susijęti, kad jūs turite kažkokį sąryšį su ta leidykla, ar ne, tai jau galėtų būti pažeidimas. Tai čia reikėtų kiekvienu kartu tą pasverti. Taip, tai dabar, sakykime, jūs panaudojate prekių ženklą, ar ne, ir kas iš to? Atsiverčiam prekių ženklų įstatymą ir 14 straipsnis būtent įvardina prekių ženklo savininko teises, kad ženklo registracija suteikia ženklo savininkui išimtines teises į tą prekių ženklą. Ir jis gali jums uždrausti naudoti. Tai yra mažiausia, ką jis gali padaryti. Tiesiog sakyti, prašau sustoti naudoti, ar ne, blogiausiu atveju gali prašyti kompensacijos. Aišku, jis, jeigu įrodys tam tikrą žalą. Ir va čia minėjau, čia tas yra komercinės veiklos tam tikra riba. Šiuo atveju ta komercinė veikla yra suprantama pakankamai plačia prasme. Tai va tas pats brošiūros išleidimas, kurioje yra naudojamas prekių ženklas, irgi gali būti laikomas komercinė veikla. Jūs tam tikrą prasme reklamuojat savo veiklą, nors tai jau komercinis tam tikras indėlis. Tai kaip elgtis prieš naudojant prekių ženklą? Tai pamatot, kad galbūt potencialiai ženklas, kurį ketinat naudoti brošiūroje, plakate ar dar kažkur, yra prekių ženklas. Pasitikrinat abiejose registruose, ar prekių ženklas yra registruotas. Pasižiūrėt, jeigu jis registruotas, kokiom prekiam ir paslaugom jis registruotas, nes galbūt tai visiškai neliečia jūsų. Įvertinti, kaip jūs naudosite šitą ženklą. Ir jei reikia gauti sutikimą naudoti prekių ženklą. Tam tikri 4 žingsniai, kuriuos reikėtų įvertinti ir atlikti kiekvienu atveju. Gerai, dabar dizainas. Dar vienas pramoninės nuosavybės objektas, kuris irgi, manau, jūsų veikloje gali būti pakankamai dažnai sutinkamas. Ir kalbėdamas apie dizainą, šiuo atveju turiu omeny pramoninį dizainą, nes dizainas intelektinių nuosavybė toks įdomus dalykas, jį galima iš labai kelių pusių pažiūrėti. Jeigu mes įžiūrėsim iš tos komercinės pusės, tai bus tas vadinamas pramoninis dizainas, kuris neša naudą. Jeigu mes žiūrėsim iš menininko pusės, dizainas bus autorių teisių objektas, ar ne, ir čia lygiai tas pats kaip kokia vaza. Vaza gali turėti tam tikrą funkciją, mes ją galim pamerkti gėles, ar ne, arba vaza gali būti kaip meno kūrinys. Tai va čia autorių teisių objektas, pramoninis, ar ne, pramoninis dizainas. Ir tai yra iš tikrųjų bet koks gaminių ar produktų išorinis vaizdas, kurios galima objektyviai suvokti, pamatyti ar paliesti. Ir tai gali dėl tam tikrų jų savybių susidaro, tai yra dėl paties gaminio, ornamentikos, tekstūros ir panašiai.
Ir kas gali būti dizainu? Etiketės, įvairūs gaminiai, logotipai, drabužiai, avalynė, kompiuterinės piktogramos, tai emojiai vadinami, įvairūs ornamentai ir panašiai. Ir dizainas yra neutralus, jam netaikomi estetinio pobūdžio reikalavimai. Tai vadinasi, gražu, negražu, čia visiškai nežaidžia. Ir čia mato, tarkim, vieną iš lietuviško dizaino pavyzdžių. Yra prie Martyno Mažvydo bibliotekos Gynėjų gatvėje salotų baras, Fresh Post. Ir jie yra sukūrę tam tikro dizaino tokias dėžutes. Labai fainos tokias, atsidaro ir galima salotas valgyti. Tai yra dizainas ir jis yra apdovanotas Lietuvos mastu. Taip, tai dizaino apsaugos principai. Lygiai taip pat yra registracija, nors nebūtina, papasakosiu. Apsaugos teritorialumas, vėlgi pasitikrinam valstybiniam patentų biure ES intelektinės nuosavybės tarnyboje, nes mums aktualios tik šios dvi teritorijos ir dizaino apsauga galioja tik tai 25 metus. Jeigu mes neregistruojam dizaino, tai yra neregistruotas bendrijos dizainas, taip vadinamas, tai tarkim drabužiam įvairiam ir tai yra saugoma tik nuo kopijavimo. Čia gal ne taip aktualu. Taip, o dizainų, iš tikrųjų ne bet kas gali būti, tai dizainas turi būti naujas ir turėti, tai vadinamų, individualių savybių. Tarkim, paprastai kažkokia kėdė ar net taburetė vargu ar galėtų būti dizaino objektu. Tai ką aš apie šitos dalykus kalbėdamas norim pasakyti? Vėlgi, kurdami įvairius užsiėmimuose su vaikais, užsiėmimuose su suaugusiais, kurdami įvairius objektus, irgi potencialiai galite pažeisti kažkieno teisės į dizainą, jeigu tą paviešinsit, ar ne? Jeigu tą darysit, pavadinkit taip, savo veikloje, viduje ir tas nebus per daug viešinama, čia klausimas, ar tai bus pažeidimas. Bet, kaip minėjau, mes kalbam apie pinigus, kalbam apie komercinį interesą ir tikrai yra tikimybė, kad sulauksit pretenzijos nutraukti tam tikrus savo veiksmus. Ir čia keletas iš taip pavadintų literatūrinių dizainų, kas yra ES užregistruota, tai yra Hario Poterio gertuvė, šone Haris Poteris, Alisos stebuklų šalyje podelis, tokio podelio dizainas yra registruotas. Yra begalė kitų ir tai ypač susijęs su, tai vadinamas merchandise, įvairius marškinėliai, džemperiai, taip toliau su įvairaus dizaino logotipais. Tai tas pats Haris Poteris turbūt, kas antras produktas yra žymimas jo logotipu. Taip, klausimai ir atsakymai. Taip, tai ačiū labai, iš tikrųjų labai įdomu buvo. Klausimų iš salės būtų. Yra. Dėl knygos dizaino, tai yra intelektualinė nuosavybė ar ne? Kaip sakėte? Knygos dizainas. Aha. Tai yra intelektualinė nuosavybė ar ne? Taip, ta prasme, jūs turite minėti išorinis tas pats vaizdas. Taip, knygos vidus, maketas, viskas išdėstymas ir panašiai. Taip, tai yra, galima sakau, toks yra taisyklė, ar tai žmogus sugalvoja, ar tai yra jo intelektinės veiklos rezultatas, jeigu taip, tai yra intelektinės nuosavybės objektas. O kas saugos? Yra institucijos, kurios saugo. Taip, aš tiesiog sukūrė kažkas. Knygos dizainas, tai jeigu maketas pats teksto tik tai netraktuojamas kaip autorių teisių objektas. Tačiau visas vaizdas knygos, tai yra, gali būti ten ir šriftas kažkoks ypatingas, ir viršelis, ir viskas. Taip, tai yra autorių teisių objektas ir autorių teisės, pavyzdžiui, netgi panaudoji iš bibliotekų, kai gaunami pinigai autoriams už knygos naudojimą, tai knygos dizaineris taip pat gauna kažkokį procentėlį už kiekvieną knygos panaudojimą. Taip, kad tai yra saugoma. Svarbu tik įvardinti. Iš esmės, netgi internetinės svetainės, pavyzdžiui, dizainas, tas išorinis vaizdas, tai taipogi yra saugoma. Tai
Tai taipogi yra intelektinės nuosavybės objektas. Taip, tai dar būtų klausimų? Taip. Taip, mes dar turime vieną nuotolinį klausimą. Nuo šių metų Toblerone galimai bus atpažįstamas ne iš Matterhorno viršukalnės. Ar liks saugomas senasis prekės ženklas? Kol jis galioja, tol bus saugomas. Ir reikėtų patikrinti ES intelektinės nuosavybės tarnybos prekių ženklų bazėje, nes kol jis saugomas, aš žinau, kad jie lygtais negamina pilnai šitą šokoladą Šveicarijai, dėl to jie neturi teisės naudoti būtent to viršukalnės. Tai iš esmės taip šitas dalykas yra, bet kol saugomas pats prekių ženklas, prekių ženklų duomenų bazėje, tol galima jį naudoti. Čia viskas ok. Atsiprašau, dar norėsiu vieną klausimą. Taip. Labą dieną. Jūs kaip tik paminėjote apie tai, kad interneto svetainės dizainas yra saugomas. Taip. Ir man čia iškilo klausimas. Pavyzdžiui, Martyno Mažvydo biblioteka valdo 2 informacinės sistemos ir turi internetinius svetainės. Ten e-pavaldas.lt, biblioteka.lt ir dar nusimato, kad bus e-kultūra.lt. Tai čia dabar kalbant apie domeno vardą. Tai kuris įstatymas autorių teisių ar prekės ženklų apsaugai būtų galima taikyti, ar ne? Tai vat teisinės apsaugos reikalavimai, kad būtų taikoma teisinė apsauga ir niekas nepasimtų to domeno vardo naudoti. Taip, tai intelektinė nuosavybė yra faina tuo, kad mes galim pasirinkti iš tikrųjų, kas mums patogiau. Kada mums patogiau prekių ženklų teisė, mes pasirenkam prekių ženklų teisę, kada mums patogiau autorių teisė, mes pasirenkam autorių teisę. Tai šiuo atveju pats domeno, jūs klausėt konkrečiai apie domeną, ne, ar jo apsaugą. Tai iš tikrųjų jinai galioja ir tai yra ankstesnė teisė ir dabartinė praktika yra Valstybinio patentų biuro apeliacinio skyriaus praktika šių metų pradžios lygtais. De facto konstatavus, kad domeno pavadinimas yra ankstesnė teisė, kurią galima remtis. Tai, bet vėlgi, šiuo atveju mes turime įrodyti, tai yra domeno registracijos, liudijimas ir panašiai, ar ne, kad mes tikrai turim teisę į šitą domeną ir tai yra mūsų ankstesnė teisė. Bet šiaip domenai, kadangi nėra taip iki galo viskas sureglamentuota, remiantis ES teise, mes vadovaujamės prekių ženklų įstatymu, būtent dėl domeno apsaugos. Tai kaip čia dabar būtų, jeigu yra domenas registruotas vieno savininko, įstaiga tuo pačiu pavadinimu kito savininko ir įstaiga, pavyzdžiui, UAB ar VŠI Obolys, nori turėti domeną obolys.lt, bet obolys.lt priklauso kitam savininkui. Galima bandyti ginčyti. Čia reikia, aišku, kaip teisininkai sako, reikia žiūrėti situaciją, įsigilinti ir panašiai. Bet yra galimybės, jeigu juridinio asmens pavadinimas yra ankstesnis už domeną, tai yra galimybė O jeigu ne ankstesnis? Bet tada būna sunkiau. Taip, kodėl užvedžiau tą diskusiją, nes esu turėjusi pati teisminių ginčų, tai vis dėlto ta savininko teisė į domeną yra, kaip ir aukščiau, ar ne? Jeigu aš įsigijau, susimokėjau, nusipirkau, tai vadinasi, tai yra mano. Nebent aš parduosiu. Kitas aspektas, vėlgi patarimas visada būna prieš kažkokią svetainę galbūt kuriantis arba prieš įstaigą kuriantis, pirmiausiai pasižiūrėti, ar yra laisvas domenas. Kad tuo pačiu domenu aš galėčiau vėlgi atitinkamai varijuoti ir praktikoje. Tai čia tiesiog mano įžvalgos. Taip, dar norėčiau paklausti dėl, įdomi buvo potėmė dėl kvapo patentavimo. Tai jis neišgaruoja? Išgaruoti, aišku, išgaruoja, bet paties kvapo, kaip prekių ženklo registracija, faktas tai yra nenueinam valstybinių patentų biurą ar kitą įstaigą ir sakom, čia tokį mes kvapą norim, nors į maišelį. Tai yra dažniausiai cheminė formulė. Tai aišku, daugiau yra kol kas išimtis negu taisyklė pati registracija, bet vėlgi, kaip minėjau, pats apibrėžimas yra, tai yra bet koks žymuo. Tai vadinasi, kiek mums fantazija leidžia, mes tą galim registruoti kaip prekių ženklą. Ateityje, aš manau, bus kažkas ir su VR ir panašiai prekių ženklais. Bet taip yra. Bet svarbu, kad kiek jūs esate susidūrus pati su prekių ženklų teise,
Tai pats prekių ženklas jis negali būti aprašomasis, jis negali aprašyti tiesiogiai arba nurodyti prekių ir paslaugų, kuriuom yra žymimas. Tai vadinasi, jeigu aš, pavyzdžiui, Chanel, ar ne, ir sugalvoju užregistruoti kvapą kaip prekių ženklą, bet aš negaliu kvepalų kvapą. Nes, užuosit Chanel kvepalus ir iškart susiesit su Chanel. Tai, to neturėtų būti. Tai lygiai tas pats plastilinas, ką tik nupjauto žolės kvapas. Tai yra netiesiogiai susiję, bet, vidutinis vartotojas tiesiog galvoje kažkokius, susijęs, tai yra su konkrečiu produktu. Dabar visada, ar ne, kuriant kažkokį ženklą, tu nori, nenori, jis kažkiek panašus į kažką būna. Tai kur ta riba, kad neperžengt, kiek procentų gali būti panašu, kad aš viską darau teisingai? Tokio turbūt, kiek procentų panašus prekių ženklas gali būti, nieks galbūt nepasakys, nes tai yra svarbu tiesiog, kad vidutiniam vartotojui bendras ženklas sukuriamas įspūdis, ar ne, būtų tiek unikalus, kad jis nesusietus tai su kitu ženklu. Pavyzdžiui, turbūt mes pamatę, tarkim, nežinau, Vytauto mineralinį vandenį, vargu ar susiesim jį su Tyche, su dar kažko. Vytautas yra Vytautas. Tai aišku, tai yra žinomas ženklas, bet tai yra tas ženklas, kuris ar neturi tam tikrą svorį ir įgijęs tam tikrą reputaciją. Užrašas pats. Taip. Su kuo siejasi. Ir dar taip pat praktikoje tikriausiai gali būti kai kam aktualu dizainas, ar ne? Samdomės dizainerį, projektuojam, darom ir panašiai. Tai, o įstaiga vėliau nori kažką pakeisti. Kaip čia dabar su to dizainu? Tas yra galima, bet vėlgi mes turbūt galime žiūrėti iš statybų teisės, iš architektūros, tai yra tam tikriem pakeitimam būtinas yra to dizainerio sutikimas. Vėlgi, tai yra meno objektas, ypač kalbant apie dizainą, ar ne, tai yra tam tikras meno objektas ir vėlgi tai yra tam tikras pats autorius ar ne pats dizaineris ten įdėjo savo sielą, dūšią ir panašiai ir mes negalim turbūt kažko iškraipyti ir pakeisti tai paprastai. Arba jau atitinkamai turim ir sutartyje nurodyti, kad galėsime savo kažkokius pataisymus daryti be to dizainerio pritarimo. Arba priešingai. Reikės to dizainerio pritarimo, kas vėlgi įstaigai greičiausiai gali kelti papildomų ir kaštų, ir rūpesčio, kaip susisiekti, o galbūt to dizainerio nebėra to įstaigoje ir panašiai. Dar klausimų? Jo, norėjau paklausti dėl spalvos ir susijimo, pavyzdžiui, su dizainu. Jeigu yra kažkokia spalva kaip prekinis ženklas, minėjote ten tą rožinę pavyzdį, ar tai yra kažkoks kodas, nes, pavyzdžiui, vienoks gali būti skaitmeninė forma, kitoks atspausdintas, kaip žinoti, kad, pavyzdžiui, tos spalvos negali naudoti? Jo, tai yra kodas, tai yra grinai tas kodas spalvos ir būtent tuo kodu žymima spalva yra, tai aišku, tai nėra sukurta spalva, nes faktas, kad anksčiau jau buvo, bet būtent ta spalva ir daugiau tokių yra, pavyzdžiui, Ikėjos, turbūt pamatė geltoną ir mėlyną, asociacija bus arba Ukraina, arba Ikėja. Tai lygiai taip pat Ikėjos, tai yra prekių ženklas siejama. Irgi būtent tos dvi spalvos, kurios yra būtent išreikštos kodu. O kaip su tom pačiom vėliavom? O ką turite omeny tom pačiom vėliavom? Vėliava kažkokiam prekės ženkle. Bet Ikėjos tai ten ne vėliava. Ne, šiaip tiesiog kilo klausimas, ar tai galima? Mes galim naudoti prekių ženkle vėliavą herbą ir taip toliau, bet tam reikia leidimo. Tarkim, jeigu norėtume prekių ženklą naudoti Lietuvos heraldiką tam tikrą, vėlgi tam reikėtų leidimo. Tiesiog paprastai mums neregistruotų jo prekių ženklą. O iš ko leidimą gauti? Kreipiamės į valstybinį patentų biurą ir ten teisingumo ministro nustatyta tvarka yra išduodamas leidimas naudoti prekių ženklę arba strumitą Lietuvos pavadinimą arba ir panašiai. Supratau. Ačiū tada. Dėkui jums. Ar klausimų būtų? Dar